Labas rytas, tai sveikinuosi su jumis savo naujame auto savaitės vloge ir turiu pasakyti jums, kad vien jau nuo pirmos detalės galite pasakyti, kad šis video bus kažkas tokio, nes už manęs stovi $3,5 milijonų vertės Koenigsegg Jesko. Ten yra ženkliukas, kuris kainuoja $500,000. Jis yra su deimantais, visas automobilis yra paauksuotas ir čia yra, man atrodo, labai gera įžanga mano video, nes darysiu savaitės vlogą ir noriu jūs paruošti, kad galite tikėtis būtent tokių ekskliuzyvių detalių. Tai eisime, apsižiūrėsime automobilį, bet šiek tiek noriu parodyti, kur prasideda mūsų pirmoji diena. Mes visi kartu, kaip grupė, man atrodo, 20 automobilių važiuosime kartu tiesiai į Monterey, tai yra kitas Kalifornijos galas, kur ir vyks ši tikriausiai laukiamiausia, bent jau Amerikoje, auto savaitė. Jeigu esate auto entuziastas, tikrai žinosite. Ir pas mus jau įvažiuoja automobiliai, kai kurie palieka savo automobilius, pasiema kitus automobilius. Ir žinau, kad mes turime 4 minutės, visi turime lipti automobilį, tai einu greitai, parodysiu jums erdvę ir eisime apsižiūrėti šį Koenigsegg automobilį. Tai vienas grįžta, lygiai taip pat ypatingas, taip pat su aukso detalėm. Bet šitas man paliko labai didelį įspūdį, todėl kad noriu parodyti jums tai, kad automobilis yra visas dengtas reta medžiaga, kuri vadinasi carbon, tai čia jau ir taip matosi, ir mėlyna, ir štai visos kitos automobilio detalės, bet, pavyzdžiui, man labiausiai įsiminė štai šitas ženkliukas, kurio kaina yra $500,000. Tai štai kaip jisai atrodo. Tai yra nerealiai ne tik kad gražus, bet tiesiog retas ir tikrai labai ekskliuzyvus automobilis, nes ne tik, kad jį yra labai brangu nusipirkti. Vienas dalykas, tai kad jo ir tikriausiai ne bet kam parduoda. Tai matote visos detalės ir štai kaip atrodo automobilio priekis. Tai savo Instagram platformoje esu padariusi atskirą apžiūrą vien šito automobilio, bet tiesiog norėjau parodyti jums, kaip maždaug atrodys automobiliai mūsų grupėje. Dariau video taip pat, kad mūsų automobilis yra pigiausias, tai aš tiesiog džiaugiuosi, kad galiu būti dalimi šios ekskliuzyvios grupės, nes svarbiausia yra kambaryje būti, kaip aš sakau, neprotingiausia, nedaugiausiai pasiekusia, bet bent kažką atnešti, kad galėtume būti būtent tokios grupės dalimi. Šiek tiek savininkas paliko parodyti mums ir kaip atrodo šio automobilio vidus, tai galima užmesti akį, tai tas matosi, kad šiek tiek yra dar ekskliuzyvesnis, čia bus mano šito vlogo mėgstamiausias žodis, nes ten yra viskas padaryta iš alkatar medžiagos, bet matote tie patys išsiuvinėjimai rombais, tikrai labai įdomu pasižiūrėti, kaip čia viskas atrodo. Ir šiek tiek dar galas, jie abu vadinasi Koenigsegg Jesko, bet kažkuom vienas nuo kito skiriasi. Tiksliai negaliu pasakyti, čia reikėtų klausti vyro, bet aš neapsimetu, kad esu kažkokia tais auto entuziastė, tiesiog galiu pasakyti, kur yra prabanga ir kur yra retenybė ir tai yra štai, ką matome čia. Mes esame privačių narių klube, mes esame jo nariai, tai čia laikome savo automobilį, atvažiuojame kartais padirbti, čia vyksta labai daug renginių. Dabar matau, kad jau visai grupiai yra sakomos instrukcijos, kaip važiuosime kartu, ką darysime, bet šiek tiek kaip atrodo ofisas, tikrai labai gražus padarytas interjeras, nes jis priklauso mūsų draugams iš Anglijos. Jie yra užaugę Singapūre, bet šiaip anglai ir tikrai turi tą estetikos supratimą. Tai einam paklausysim, apie ką yra kalbama. Nick, is this the car you're driving? I'm driving this one. That one?
He is driving that one. Okay, I see. How much is that one? Probably inching up to $2 million right now. Oh my gosh. Taip, nes automobilių kaina vis keičiasi, kyla, kuo daugiau sudužta, sudega ar dar kažkas, tai tuo mažiau jų lieka ir tuo pasidaro jie dar vertingesni. Turime visą erdvę, kur yra paruošti mums pusryčiai. Čia visada galima atsisėsti, pasikviesti draugų, jeigu turite kažkokį susitikimą, kurį norite susiorganizuoti, galite naudotis šiais kambariais. Šiuose kambariuose mums yra paruoštos dovanos. Galime užeiti į vieną iš jų, bet čia bus, žodžiu, ralio organizatoriai mums paruošė šiek tiek ekskliuzyvių dovanų, bet apskritai, kaip ir minėjau, viso ofiso interjeras yra labai gerai apgalvotas, visos detalės, modeliukai, yra Aršamo meniniai dirbiniai, jūs žinote, kad jam labai taip pat patinka Porsche automobiliai. Ir viskas gyvenime, kas yra ekskliuzyvu, tai einam parodysiu. Ir tada jau keliausiu ruoštis, nes nuo atvykimo dar neturėjau galimybės pakalbėti nei su savo vyru, nei su savo tėvais. Tai vat Aršamo toks kūrinys. Ir kaip ir sakiau, tai yra Porsche modeliukai. Mes savo namuose turime jo tą įžymųjį ratą, kuriame kolekcionuojame taip pat jo modeliukus. Galėsiu kada parodyti, jeigu bus įdomu. Dažniausiai šitą informaciją dalinuosi savo storiuose. Tai man atrodo, kad viską apžiūrėjom, ką buvo svarbu apžiūrėti. Dabar keliaujam, pasižiūrėsim, ar viskas telpa mano vyrui į automobilį ir pradėsim savo kelionę. Net tualetuose yra labai daug gerai apgalvotų detalių. Hermes, Gucci, Lamborghini, McLaren. Nu, žodžiu, net tualetą noriu jums parodyti. Ar išvažiuodama padarysiu outfit checką, viskas yra iš Sandro, nusipirkau tiesiai, kaip atrodė ant modelio. Kažkaip galvojau, kad reikia labiau tokio, žinot, old money stiliuko šitam renginiui. Tai viską. Mama, kokią kepurę gavai, ką? Nu, nuostabu. Mano mamos pirmas autoralis. Mama, tu lauki? Tu esi automobilių fanė? Ne pirmas. Ne pirmas? Ir... Klausom Čikagos Wow. Exotic Car klubui. Wow. Dariau. Laukia? Laukiam. Lėksim. Mano tėvai drąsinasi prieš kamerą, nes visą savaitgalį aš jūs filmuosiu, žinokit. Oi, kaip gerai čia parodyta, ką? Čia mūsų, mes kur keliausime iš... Čia bus kur Carmel by the Sea, labai daug papasakosim apie šitą miestelį, jis yra unikalus. Ir va, Concourse. Wow! Viskas, chebrytė, pasiruošę? Prieš išvažiuojant dar turim galimybę pasižiūrėti, kaip atrodo šio automobilio vidus. Tai yra Alcatar medžiaga visur, karbono detalės. Tai yra tiesiog svajonių vidus, nes ir sportinis automobilis, bet kartu ir jam visiškai netrūksta prabangos. Tai va taip va atrodo milijoniniai automobiliai. Tai kadangi įpusėjome jau kelią ir išvažiavom į tokią juostą, kur galima tiesiog ramiai važiuoti ir nereikia čia žmonėm užkišinėti ar tikrinti, ar kažkas į tave neįvažiuos, nes vis dėlto 25 automobiliai, išlikti visiems vienoje eilėje yra ganėtinai sunku. Bet dabar jau viskas ramiau, tai galiu jums įrašyti šiek tiek apskritai papasakoti apie šitą renginį ir kodėl mes taip visus metus jo laukiam. Tai mes iš tikrųjų pirmą kartą pernai metais jį užklydom ir
Neatsimenu, kaip taip gavosi, man atrodo, mes važiavome į San Franciską ir žinom, kad jis vyksta ir tada pamatėm iš tikrųjų, koks tai yra didelis renginys. Iš tikrųjų, tikriausiai Amerikoje, bet ir visame pasaulyje yra vienas didžiausių, visi žino, kas yra Monterey Car Week, jeigu bent šiek tiek myli automobilius. Ir šiek tiek istorinių faktų, kad kaip jisai atsirado, tai iš pat pradžių buvo tiesiog automobilių entuziastų suvažiavimas, vadinosi Concours d'Elegance. Jis iki šios dienos vyksta, tai prasidėjo 1950 metais ir iki šios dienos vienas pagrindinių renginių ir yra Concours d'Elegance. Tai ten klasikiniai automobiliai visi kartu važiuoja ir daro tokį kaip ralį, pasivažinėjimą kartu. Yra tai vadinama žymioji 17 Mile Drive, kurio mes irgi važiuosime. Tai viskas vyksta tokioje Monterey peninsuloje, viena gražiausių tikriausiai Kalifornijos vietų. Nereali gamta, šiek tiek šalčiau negu mūsų pusiai, bet verta ten užsukti, ar tai stovyklauti, ar tiesiog atvažiuoti į šitą renginį, tikrai labai verta. Tai dabar, į ką visas šitas renginys yra išaugęs, tai yra vis dar automobilių entuziastų susitikimas, bet kartu ir labai didelis aukcionas ir inovacijų pristatymas. Tai vat, pavyzdžiui, keli renginiai, kuriuos mes eisim, tai bus ir aukcionai, ir automobilių pristatymai. Tai aukcionai ten yra labai dideli. Mes čia kalbam apie $100 milijonų, tai man atrodo paskutinė statistika, kurią mačiau 22 metais, tai parsidavė automobilių už 470 milijonų ir pati prabangiausia, tai buvo, man atrodo, Ferrari, ten kažkoks specifinis modelis ir jo kaina buvo 22 milijonai. Tai tokių irgi bus, atvažiuoja žmonės tai parduoti ar parodyti tas savo kolekcijas. Mes labiausiai laukiam tokio renginio Quail, tai yra ekskliuzyviausias renginys, į kurį yra parduodami tik tais 3000 bilietų, todėl kaina yra nuo $2,000 iki $3,000 ir ten šampaniukas, austrės ir automobilių pristatymas. Ir ten tikrai atvažiuoja ir labai didelių automobilių gamintojų ženklai. Ir čia mes nekalbam apie BMW ar Mercedes, bet Pagani, Koenigsegg ir panašiai. Tai tikrai manau, kad bus ir jums įdomu ten apsidairyti, pasižiūrėti, kaip viskas vyksta. Tai čia toks kaip VIP, sakyčiau, renginys, tai jo labiausiai laukiam. Ir ką, nu tada, jeigu išeis, nueisim į aukcionus, bet ir šiaip, jeigu norėtumėt nemokamai ten važiuoti, irgi yra įmanoma. Pernai metais mes neturėjom nei vieno bilieto, nes tiesiog atsitiktinai ten užsukom, bet pasisekė mums nueiti į kelis tikrai labai fainus renginius, kurie buvo nemokamai ir ant gatvės. Ten jau vien būnant ir tiesiog toj vietoj, nueinant atsigerti vyno ar kavos, gali pamatyti tikrai labai gražių automobilių, kurių nepamatysi šiaip dažniausiai gatvėje, nes labai daug automobilių, kurie važiuoja, yra net taip vadinami ne street legal, tai reiškia, kad jie tiesiog negali, gatvėse nėra legalu vairuoti juos. Tai va tiek, šiek tiek konteksto, žinau, kad jau čia šiek tiek užsišnekėjau, dabar važiuojam man atrodo, pirma mūsų stotelė yra Santa Barbarai, sustosime į vieną irgi labai fainą viešbutį, kuriame ir Taylor Swift būna, ir mūsų didieji Los Andželo verslininkai, tai nežinau, ar kažką šiandien sutiksim, nes yra trečiadienis, bet kad skaniai pavalgysim, tai tikrai. Tai va, keliaujam. Ką, mes jau atvykom, visiems duoda parkavimosi vietas. Oi, matau, koks taksiukas fainas viduje plaukuotas. Ir ką? So beautiful! Keliaujam, pažiūrėsim, kur parkuosis mano tėvai. Visą liniją, žodžiu, padaro. Ir eisim, apsižiūrėsim viešbučio teritoriją. Mama ruošiasi. Nu, kaip jūsų kelionė? Gerai pavažiavot? Kaip tau mama su kabrioletu? Nenorėjai užsidaryti vidury kelio? Ne. Mama buvo su kapišonu visą kelią, aš mačiau. Ten kitas žmogus buvo. Mama, aš tau papasakosiu, einam apie šitą viešbutį, labai fainas. Ką? Jau stogą užsidėsit? Mama, nebejuokink. Matote, viešbutis labai prabangus, kur? Paganį aš parodysiu vėliau Algirtai žmonėm. Palik desertui. Taip, mes eisim į renginį, kur bus viskas parodyta. Bet kaip matote, teritorija labai jauki.
bet kartu ir prabangi. Man tai primena šiek tiek galbūt Kalifornijos, New Yorko, taip vadinamus tuos old money. Žinot, yra visas tas dalykas old money, new money. Tai čia yra old money. Važiuoja vatsu. Atvažiavome į tą įžymų į viešbutį, kuriame susižadėjo tarp kitko ir Kourtney Kardashian. Čia yra ir restoranas, kuris priklauso žmogui, kuris balotiravosi į Los Andželo merus. Na, žodžiu, prabangus, ekskliuzyvus viešbutis. Čia yra, man atrodo, 16 kambarių, 34 yra tie suites, didesni kambariai, žodžiu, ir kaina prasideda nuo 1700, tai čia jau bus paprastas kambarys. Bet eisim parodysiu, kaip atrodo pats viešbutis, kokį maistą čia valgysim. Kol kas labai fainas vaibas, vien tik tais gražus automobiliai, vien gražus pasipuošę žmonės. Nežinau, kiek viduje bus galima filmuoti, nes dažniausiai tokiuose viešbučiuose būna labai saugomas žmonių privatumas. Tai žiūrėsim, kaip mums ten gausis. Ėjom jau į viešbučio teritoriją. Tai primena Ritz viešbutį Londone. Ir tarp kitko vieną tokią irgi privačių narių erdvę, klubą, kuriame vieną kartą vyko Nana Jacqueline influencerių renginys, esu vlogą apie tai padariusi. Ir va ten būdavo tokios tik tais moterims skirtos erdvės, moterims skirtos pirtis. Tai grinai taip ir man atrodo šita visa erdvė. Kas yra čia Concourse Lunch, mums jau viskas yra sudėta, tai turime, visi dalinsimės Summer Harvest, turėsime veggie, krudits, nežinau net kas tai yra, didesnės plates, iš kurio bus galima rinktis, tai bus vištienos sumuštinis, cezario salotos, kiaulienos chops, tai va čia žinau, kad Algirdas tikrai šitą dalyką ims. Ir tada desertai, abrikosų tartas arba šokoladinis keikas, kurį žinau, kad tikrai ims mano mama. Tai vat, kaip viskas atrodo. Pasižiūrėkite į Algirdo chopsą. Wow, into do this. Chopsas tai tavo dievų maistas, ką? We call it God's food because Al really loves pork. Tai sumuštinis, kurį užsisakė mano mama. Tai yra kaip burgeris sumuštinis su, čia su kalakutienu ir su vištiena? Su chickenu. Tai mano mama komui, nes sakė, jinai dabar grįžo iš Lietuvos, ten atostogavo ir negali patikėti, kad ant kiek ten yra geros porcijos, o čia yra per daug didelės porcijos. Visi man pavydi, nes aš užsisakiau geriausią porciją. Visi, vat, su savo bulkutėm. Nu, ne Algirdo geriausia, I forgot about it. Tiek noriu parodyti jums viešbučio teritoriją, kuri yra labai jauki, kaip ir sakiau. Man patinka parinktos spalvos, šviesiai mėlyna, bet labai išryškintos gėlės, kažkoks labai akiai malonus kontrastas. Čia vat žmonės gali savo išgerti kavos. Yra ir spa, kurio galima naudotis. Va čia yra restoranas, kuriame mes sėdime. Tai, kaip matote, tokia labai atitrūkimo nuo šurmulio atmosfera, taip galima būtų pasakyti. Tai kambarių šiandien, žinoma, nepamatysim, bet jau bent jau galime pamatyti, kaip atrodo pats viešbutis. Priseksiu iš tikrųjų video, parodysiu, kaip atrodo kambariai, nes net nebejoju, kad kažkas bus susukęs TikToką su turu.
jau atsidėjęs visų pinigus, ten 10 baudų, nes realiai važiuojant, nu, taip yra, nors ir miestelių įneša tiek daug pinigų, visas šitas autoturizmas, vat jiem tikriausiai yra galimybė ir dar pasipelnyti, tai žodžiu, nežinau, parašykit komentaruose, kaip jums atrodo, ar leisti reikėtų žmonėm tiesiog pasimėgauti, bent jau dėl tokių dalykų kaip vat numerį, ar ten kažkas netaisyklingai greitis, žinoma, čia yra saugumas, tai yra svarbu, bet visi kiti dalykai, tai... Na ką, mūsų dar vienas stotelė, sustojom užsipilti degalų, tai iš tikrųjų visa mūsų banda yra kartu atvažiavusi. Tai dažniausiai būnam labai išsimėtę, nes per automobilius jūs net neįsivaizduojate, kokie agresyvūs žmonės, ypač važiuojant tarptų amerikietiškų kaimelių, tai žmonės su savo pick-upais, nudaužytais ir taip toliau. Aš nežinau, Instagrame dariau šiandien video, pasakydama, kad jeigu aš matau, kad žmogus geriau gyvena, aš galvoju, kaip man iš jo pasimokinti, kaip man tapti jo draugu, kiti nori būti tokie, nežinau, pavydus heiteriai, mes nei garsiai, nei kažkaip agresyviai nevažiuojam, kad jie taip liptų ant mūsų, pypsintų, užkišinėtų, tai tiesiog labai nemandagus vairavimas. Mes su Algirdu, kai pamatom, kai daug automobilių važiuoja kartu, tai mums kaip tik labai patinka ir norim palaikyti, fotografuojam, privažiuojam, sakom, aišku, tokių irgi tikrai būna, bet iš esmės tikrai turėjom kelis konfliktus jau tikrai nemažus, kur jau reikėjo privažiuoti ir paklausti, what's up, dude? Į visą paskutinę stotelę, vaizdai gražus, klausom geros muzikos ir mums rodo fokus viena moteris. Ta prasme, aš jau jums pasakau, kad ta prasme, šiame kelyje tiesiog žmonės kažkokie tai pasiutę, gal kad mato 25 gražius automobilius, kažkas ten suvirpa pilve ar širdyje, aš nežinau, bet visi važiuojam, ta prasme, aš Algirdui sakau, gal mes čia per lėtai važiuojam, sakau, nesuprantu. Mes visi važiuojam lėtai, visi draugiškai ir tiesiog privažiuoja kažkokia moteris su ten Toyota Corolla ir tiesiog fucką visiems rodo. Nu, tiesiog. Mums jau, žinokit, čia daro fotosesiją išreikiavimo, nes atvažiavome į tą jūrininkų uostelį, žodžiu, pasidaryti fotosesiją. Tai tuoj lipsim, nežinau, kaip čia visus sudėlios mus, bet kažkas bus faino, tai pamatysite galutinį rezultatą šiek tiek vėliau. Nu, geriau pe kabrioletą važiuojasi tau. Tai daug jo padariau darbų, padirbau. Nu, štai šaunuolė, mama. Nu. Reikia spaudimų padaryti 50. Grinai. Einam 50. Mano tėvai labai atletiški, žinokite, tai čia nenustepčiau, jeigu pradėtų atsispaudimus daryti. Na ką, ir automobiliai yra išrikiuoti fotosesijai, tai galima viską apžiūrėti šiek tiek arčiau. Einam jau Koenigsegg apžiūrėjom, bet štai šitie automobiliai, kurių vertė irgi apie $3 milijonus, bet kaip ir sakiau, keičiasi. Dabar galima pamatyti vidų, langai neatsidaro, tai galima pamatyti tik iš čia. Algirdas buvo atsisėdęs, tai sakė, kad šiek tiek priminė mūsų, mes turėjom senovinį Porsche 92 metų ir matosi čia, kad jis yra daug senesnis. Algirdai, kurių metų šitas? Bet irgi yra karbono detalės bet sakau, matosi, 2008 metų. O kiek kainuoja? Sakiau, 3 milijonai. Pasitikrinu jums, bet maždaug galite matyti. 1.8? 1,8 milijonai. Tai štai, kaip viskas atrodo. Sakė, Algirdas čia yra vienas iš jo svajonių automobilių, kurio norėtų. Tai iš tikrųjų niekada Algirdas nebuvo man sakęs, kad norėtų Lamborghini, bet šitas Aventadoras, toks vienas gal irgi tikrai iš įspūdingesnių.
Ir labai gražus vidus iš tikrųjų, va čia matote su raudonom detalėm, alkataras, karbono detalės, tai vidus tikrai labai fainas. Nežinau, kiek šitas kainuoja, man atrodo bus gal 500 000, jeigu neklystu. Nueisiu paklausiu, nes tiksliai nežinau, bet įspūdingas, tiesiog, kad Algirdas yra Porsche labai didelis fanas, bet sakė, tokį irgi norėtų turėti. Tai šitas gražus tikrai. Koenigsen vidus kaip atrodo. Ir keliaujam, pasižiūrėsim dar. Pažiūrėkit, kaip įdomiai atsidaro šitos duris. Nes čia stogas nusiema, būtent šito. Irgi čia atsimena, atrodžiau su aukso detalėm ir panašiai. Tai unikalus, taip pat yra tik tais vienas valytuvas. Ir ką, ir turime kitą įspūdingą, pasitrauksiu, nes labai daug žmonių daro nuotraukas. Tai irgi šitas turėtų būti apie 3 milijonus. Bet čia jau kartais būna nesvarbu padaryti tą klaidą, ar 1,5 ar 3 milijonai, vis tiek čia yra milijoniniai automobiliai. Bet nebent jau planuojate labai investuoti, tai tada jau žinokit, neklausykit manęs ir mano nuomonės neprimkite kaip faktą, tiesiog nueikit ir pasitikrinkit. Va šitas irgi yra netoks naujas, bet, kaip matote, jau yra šiek tiek prabangesnis, nes čia yra abu broliai vairuoja šitus senesnius Lamborghini. Ir, vat, matote, irgi karbonas, bet čia jau yra alkatara medžiaga. Na, žodžiu, viskas prabangu. Tai va čia iš karto, kai užsisakinėt automobilį, jeigu dedasi karbono detalės, šita medžiaga, tai jau patikėkite, kad kaina išauks keliais šimtais tūkstančių, tai minimum. Ir, vat, kaip atrodo, bagažinę galima čia pamatyti variklį. Na, vat, štai. Montanos numeriai, kaip ir turi būti Amerikoje. Ir einam, klausim, kadagi čia bus ta jau pagrindinė mūsų nuotrauka. Algirdas jau valgys, neka šitą. Coca-Colas yra, Algirdai. Tau reikėtų, man atrodo. Šiaip man labai patinka šitie barbecue čipsai. Mano mamai labai patinka šiaip čipsai. Paimsiu jai su sea salt. Bus labai patenkinta. Na viskas, gali būti, kad šiandien jau paskutinį kartą matomės, todėl kad mes atvažiavom į paskutinę vietą šiandienos, kur aprodysiu jums, kaip atrodo, žodžiu, Concourse House. Tai yra namas, kurį išsinuomavo to privataus klubo savininkai. Ir dabar mes važiuojam tiesiai į jį, ten vyks šią savaitę daug renginių, į kuriuos kartu keliausime. Ir iš tikrųjų žinau, kad svečių bus įdomių ir maisto, ir sakė, penktadienį bus šefas ir kokteiliai ir panašiai. Tai šiandien važiuojam tiesiog apsižiūrėti, kur įsikurs, man atrodo, gal 2 žmonės iš mūsų grupės, o visi kitur keliaus ten, kur išsinuomavo. Tarp kitko su Algirdu važiuodami dabar pasižiūrėjom, užmetėm akį, kur čia dar galima gyventi. Nu, vat, kokia Airbnb aplinkui yra ir panašiai. Ir buvo įdomu pamatyti visus tos Motel 6 reklamas, kurios buvo ten galima išsinuomoti už $1,000 nakčiai, bet kambariai, ta prasme, čia net už $100 aš visą negyvenčiau. Viskas šiaip tikrai labai gražiai atrodo labai pritaikyta Monterey stiliukui. Tai negaliu sakyti, kad nefainai apsižiūrėti ir pasižiūrėkite, bet aš sakau, ta Monterey gamta yra kažkokia tais ypatinga.
Nu, geras. Tai va, jeigu įdomus amerikietiški interjerai, taip atrodo labai tipinis amerikietiškas interjeras. Va tie langai, kurie atsisuka, kaip matote. Ir lovos didelės, šonuose lempos labai didelės. Tai čia, kaip įsivaizduoju, yra pagrindinis tas master bedroom. Ir čia vat yra vonia, taip pat su vaizdais, bet kaip ir minėjau, labai tipiška. Mama, jau sušalai? Aš irgi, bet jau čia niekur nebebus, aš manau. Girdėt, ką mama sakė? Dabar varysim ant taką. Wow. Kaip čia gražu toksai parkelis padarytas.